Savaitinė Forex rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Ateinantį savaitę rinkose pakankamai įdomi, mes turėsime Janet Yellen, Centrinio banko Amerikos federalinio rezervo banko vadovės konferenciją. Pastaruoju metu JAV doleris juda pakankamai skirtingai. Vienose valiutose mes matome brangimą, kitose matome pigimą. Na ir tačiau iš tikrųjų iš federalinio rezervų banko pusės mes nesitikime jokių surprizų. Greičiausiai bus laikomasi esamosios monetarinės politikos, bus ir toliau po truputėlį mažinami obligacijų supirkimo programos. Na, o apie palūkanų normas greičiausiai federalinis rezervų bankas dar neskubės mąstyti, kadangi netgi praėjusios savaitės rodikliai tikrai nuvylė tiek investuotojus, tiek ir patį greičiausiai federalinį rezervų banką. Matosi, kad infliacijos augimas yra sulėtėjęs, dėl to nėra kur skubėti iš tikrųjų Fedui. Tačiau iš tikrųjų mes šiuo momentu matome svarbesni, tai yra Europos centrinio banko veiksmai, Anglijos centrinio banko veiksmai, na ir Royal Bank of New Zealand veiksmai. Centrinis bankas Naujojoje Zelandijoje padidino palūkanų normas, iš tikrųjų buvome prognozavę, kad greičiausiai paliks esamas palūkanų normas, tačiau vis dėlto priėmė sprendimą padidinti palūkanas, na ir ateinančių konferencijų metu prognozuoja padidinti dar 50 punktų. Tai yra vienas iš tokių optimizmą Naujosios Zelandijos dolerių duodančių veiksnių. Na, žinoma, po spaudos konferencijos, po to, kai Naujosios Zelandijos doleris paskelbus naujieną pradėjo stipriai brangti, Centrinio banko pavaduotojas Wheelerio, jisai pasisakė, kad greičiausiai rinkos pervertina Naujosios Zelandijos dolerį ir iš fundamentalios analizės pusės, žiūrint, Naujosios Zelandijos doleris yra per brangus ir greičiausiai greitų laikų mes pamatysime korekciją arba Naujosios Zelandijos dolerio pigimą. Na, tačiau dabar būtų iš tikrųjų sunku tikėtis Naujosios Zelandijos dolerio pigimo, kai yra didamos palūkanų normos. Ir dar būtent kalbama apie tai, kad ketinama didinti palūkanų normas dar 50 punktų. Tai iš tikrųjų įsivaizduoti Naujosios Zelandijos pigimą dabar būtų tikrai sunku. Juolab, kad ypatingai Europos centrinis bankas mažina palūkanų normas ir vienas iš tokių geriausių, sakykime, greičiausiai sandorių dabartiniu metu yra būtent Naujosios Zelandijos doleris prieš eurą. Jeigu taip pasižiūrėjus į Europos centrinio banko veiksmus, tai rinkos dalyviai per daug neigiamai nevertina Europos centrinio banko sumažintų palūkanų normų iki rekordiškai žemų ir dabar lauks ateinančius kelis mėnesius, kaip tie, sakykime, veiksmai, ar tai gerina, ar tai blogina situaciją eurozoną. Jeigu situacija po truputį taisosi ir nereikės papildomų monetarinių stimulų arba kiekybinio skatinimo programų įvedinėti Europos centriniui bankui, tai euras greičiausiai brangs. Todėl kritimas euro dolerio poroje ir toliau limituotas ir bendrai iš tikrųjų labai sunku būtų įsivaizduoti didesnį dolerio brangimą, kai mes matome amerikietiškų obligacijų pajamingumo mažėjimą ir toliau yra labai didelė 10 metų obligacijom paklausa. Iš tikrųjų šiuo metu 10 metų vertybinių popierių kaina yra pasiekusi labai stiprų palaikymo lygį, $125 ir šiuo metu greičiausiai koreguosis, tai reiškia, kad pajamingumas ir toliau smuks ateinančios savaitės pradžioje, greičiausiai taip ir bus. Dolerio indeksas yra pasiekęs svarbę pasipriešinimo zoną, kol kas jos neįveikia, prie tos zonos mes matome signalus apie galimą rinkos išsikvėpimą ir greičiausiai doleris nuo šio lygio darys didesnę korekciją, tai yra smukimą, dėl to nesitikime, kad Amerikos doleris brangtų artimiausių metų kažkaip tai ženkliai. Greičiausiai, kad euro dolerio poroj 3,4-3,5 zona išlieka labai stiprus palaikymo lygis ir jeigu tik tais ateinančią savaitę Vokietijos ZEV verslo instituto investuotojų sentimentus rodantis rodikliai bus geresni, na ir jeigu federalinio rezervų banko vadovė Janet Yellen nepasakys kažkokios tai labai perspektyvios ekonominės, kažkokios tai labai optimistinės ekonominės perspektyvos dėl Amerikos situacijos, tai iš tikrųjų euros doleris greičiausiai brangs. Na, iš kitos pusės, jeigu federalinio rezervų banko vadovė duotų kažkokį tai optimizmą labai didelį rinkoms dėl Amerikos situacijos, galbūt užsimintų apie palūkanų normos didinimą, bet tas scenarijus yra mažai tikėtinas, tuomet jo, mes sulauktume greičiausiai palaikymo lygio 1,3500 įveikimo ir euro dolerio smukimo žemiau 1,3400. Šitas scenarijus, kaip ir primenu, yra toksai mažiau tikėtinas. GBP. Anglijos svarui praėjusią savaitę labai svarbi naujiena, tai yra tai, kad Markas Kearney, centrinio banko vadovas, pasisakė už palūkanų normos didinimą netgi anksčiau negu rinkos dalyviai prognozuoja. S&P agentūra, kada jinai praeitais metais buvo stipriai sumažinusi skolinimosi reitingą Anglijai, iš neigiamo reitingą pakėlė į stabilų, tai yra didelis taip pat postūmis svaro kilimui. Na ir kaip ir kancleris Osbornas, taip ir Markas Kearney nerimauja
nerimauja dėl namų rinkos stiprėjimo ir būtent savo veiksmais palūkanų normos didinimo šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje dėl tokios, sakykime, sprendimo sieks išvengti nekilnojimo turto kainų burbulo. Na, Naujosios Zelandijos dolerį aptarėme, kaip ir minėjau, įsivaizduoti Naujosios Zelandijos dolerį pigimo palūkanų normos didinimo aplinkoje, na, būtų tikrai sudėtinga šiuo momentu. Japonija, kol kas japonai nedaro jokių papildomų, sakykime, monetarinių stimulų. Žinoma, jie vėlgi pasisako, kad didins stimulus, jeigu tik prireiks, norint pasiekti 2 procentų infliacijos tiklą. Greičiausiai vartojimo mokestis ir pats Centrinis bankas pripažįsta, kad greičiausiai paveiks šiek tiek neigiamą ekonomiką, tačiau Centrinis bankas taip pat primena, kad ir atlyginimai didėja, pajamos didėja, todėl greičiausiai po vasaros mes jau pamatysime rodiklių gerėjimą ir vartojimas vėlgi atsistatys. Tačiau, kitaip tariant, Bank of Japan arba Japonijos centrinio banko sprendimas nedaryti papildomų monetarinių stimulų neturėtų įtakoti didelio Japonijos jenos išpardavimo. Na ir jenos pigimas daugiau būtų lemiamas kažkokios tai rinkos labiau didesnio toleravimo rizikai, tai yra didesnio pajamingumo valiutų brangimo aplinkoje Japonijos jena turėtų silpnėti, o šiaip prognozė galima ir išlieka dar Japonijos jenos stiprėjimo prognozė. Pasižiūrėsime iš techninės analizės pusės pagrindinės valiutų poras ir indeksus. Na, visų pirma, norėčiau apžvelgti USA 500, tai yra 500 didžiausių bendrovių Amerikoje indeksas, S&P 500. Kitaip sakant, jisai pradėjo didesnę korekciją. Na ir aišku, vėlgi, kaip ir visada, pagal stiprų kylantį trendą, jisai sulaukė labai tokio žymaus palaikymo, nuo to palaikymo atšokinėja. Vis dėlto šiuo atveju per šią korekciją ieškočiau jau pardavimo signalų. Kaip minėjau, doleriui kažkokio pozityvo iš Federalinių rezervų banko greičiausiai nebus, dėl to S&P 500 indeksas irgi ties kaina 1,930 būtų galima ieškoti pardavimo pozicijų. Šiuo metu pagal price action, pagal kainos elgesį matome dvigubas dugnas, dvigubo dugno pramušimas ir dvigubo dugno pramušimo metu mes laukiame melagingo pramušimo signalų. Jau po valandinės pramušimo baro jau vienas iš signalinių barų matosi, kad galima manyti, kad šis pramušimas yra melagingas, tačiau kainai pakilus iki 1,930 laukčiau signalinio baro ir 15 minučių grafike su maža rizika užeičiau į pardavimo poziciją su 2:1 arba 3:1 pelno nuostolio santykiu. Žinoma, daug geresnis būtų pardavimas, jeigu 4 valandų grafike mes pamatytume štai šitų žemumų įveikimą. Tuomet būtų toksai užtikrintas pardavimas, na ir pardavėjų tikslai tada jau galėtų būti, na, iki kainos 1,870, tai yra 500 punktų, toks ilgalaikis tikslas. Primenu, kad S&P 500 indeksas jau kuris laikas nesikoregavo stipriau, jis yra visų laikų aukštumose, dėl to mes laukime, kada jau pagaliau indeksas išsikvėps. O šiaip tai sandoriai pagal trendą, jeigu, sakykime, rinka įveiks 1930 dolerių zoną, tai yra štai šitą pasipriešinimą, pakankamai gražių barų, vėlgi pirkimai, na ir su 1:1 arba 2:1 pelno nuostolio santykiu tikrai galima galvoti apie pirkimus. Australijos doleris, Japonijos jena, na, kol kas praėjusią savaitę mes matėme tokį pakankamai ženklų kilimą, vėlgi mes, jeigu žiūrėsime į savaitinį grafiką, yra labai stiprus pasipriešinimas šiuo atveju ir Australijos doleris, Japonijos jena iš price action mes matome, kad judame platėjančiame kanale. Štai šitas kilimas tai nėra kylantis trendas, kol kas tai yra kylanti banga intervale ir prie pat intervalo viršūnės 96.20 zonoje mes pamatėme, kad yra jau signalo apie rinkos išsikvėpimą. Jeigu rinka įveiktų štai šitą, sakykime, pasipriešinimą ženkliai 96.75 zoną, būtų galima galvoti apie tolesnius pirkimus. Kol kas nuo pirkimų susilaikyčiau ir kaip tik ieškočiau pardavimų, kadangi paskutinis kainos elgesys rodo, kad mes periname į platėjantį kanalą, platėjantį trikampį, kuris indikuoja dažniausiai tendencijos pasikeitimus. Na ir pardavimo pozicijų reikėtų ieškoti nuo paties aukščiausio taško 96.20. Jeigu štai šitą platėjantį trikampį rinką pabandytų įveikti į viršų, greičiausiai tai būtų melagingas pramušimas ir ties 96.50 vis tiek laukčiau signalinio baro pardavimo pozicijom, kadangi išeina geras pelno nuostolio santykis. Pelnas turėtų būti kažkur tai 95.00, tai toks pirminis pelno tikslas. Pardavimo kaina 96.20 galėtų būti šiuo metu geriau neparduoti, palaukti, kol kaina pakils prie viršutinių taškų. Arba jeigu rinka įveiktų štai šį platėjantį kanalą, tuomet
net būtų galima užeiti jau agresyviau pardavimams, bet pelno nuostolio santykis jau šitoje vietoje užėjus į sell poziciją būtų blogesnis negu, sakykime, nuo pat aukščiausio taško. Euras Japonijos jena viena iš tų valiutų porų, kurią, na, tiesiog pastaruoju metu daugiausia stebiu, kadangi japonai nedaro jokių papildomų monetarinių stimulų, yra žemos palūkanos, centrinis Europos bankas sumažino palūkanų normas iki rekordiškai žemų, na ir šita valiutų pora nebetinka prekybai dėl palūkanų normos skirtumo. Tai yra vadinamam care trade'ui, dėl to greičiausiai pirkėjai euro Japonijos jenos, kurie laiko pozicijas nuo 2012 metų, po truputėlį galvos apie pozicijų uždarimo. Kol neturime iš Japonijos centrinio banko aiškių signalų apie papildomus monetarinius stimulus, yra labai tokia palanki aplinka euro Japonijos jenos didesniai korekcijai. Savaitinėme grafike mes matėme jau tikrai gražą krentantį barą, kuris patvirtinta šią prognozę. Na ir jeigu mes šios savaitės pradžioje pamatysime praėjusios savaitės žemumų įveikimą, toliau reikėtų ieškoti pardavimo pozicijų. Kol kas pagal price action mes matom kritimo, iš eilės einantis 4 barai, vos vienas bulių baras su dideliu spigliu iš viršaus, na, tiesiog patvirtina, kad yra nemažas meškų spaudimas rinkoje. Tai yra rinkose vadinamos meškos, tai yra pardavėjai. Ir šiuo atveju mes turime susiformavusią tokią mini galvos ir pečių formuotę, kurios pramušimo atveju, aš lauksiu melagingo pramušimo. Tas dažnai atsitinka tokiose situacijose kaip ši, kada mes judame intervale. Ir po pramušimo atveju 138,55 zonoje, ieškosiu 15 minučių grafike signalinio baro, na ir su 3:1 ar 2:1 pelno nuostolio santykiu short pozicijos. Ties kaina šiek tiek žemiau, 138,25 taip pat yra galimas pardavimas, tai būtų intervalo viršus. Pirminis tikslas būtų intervalo dugnas, na, o intervalą pramušus žemyn, tai yra praėjusios savaitės žemumos, atsivertų kelias iki mūsų prognozuojamo 136,50, pramušus 136,50, laukiame 134,00, na, o pramušus 134,00 būtų galima laukti iki 132,00. Čia yra tokie ilgalaikiai galimi pelno tikslai. Euro dolerio grafike, kaip ir minėjau, greičiausiai kol kas mes turėsime intervalinius judėjimus. Po Federalinio rezervų banko konferencijos ateinančią savaitę greičiausiai tas intervalas šiek tiek tik prasiplės, bet kol kas euro dolerio grafike daugiau sentimentas yra pirkimui, kol kas pardavėjai tokie, sakykime, nėra labai agresyvus ir po kiekvieno kritimo mes matome iš karto pagrįžimus. Tai dėl to pirkimus geriausia intervalo aplinkoje, geriausia ciklas intervalas, laukti melagingų pramušimų intervalo, jeigu štai šį dugną pramuštų žemyn, palaukti signalinio baro ir ties kaina 1,3500 vis tiek ieškoti pirkimo pozicijų su kuo mažesnė rizika. Na ir pelno santykis turėtų būti pelno tikslas iki pat intervalo viršaus 1,3575. Kainai pakilus iki 1,3575 laukti melagingo pramušimo, na ir sekantis pasipriešimas 136,00 vėlgi su maža rizika išeina neblogas užėjimas sell pozicijoms su 2:1 pelno nuostolio santykis, kadangi mes esam tokioje aplinkoje, kada yra intervalinis judėjimas, na, geriausia tokį pelno nuostolio santykį turėti bent jau 2:1 ir nemažiau. Na, Anglijos centrinio banko vadovas iš tikrųjų sumaišė daugeliui traderių mintis dėl Anglijos svaro kritimo praėjusią savaitę, na ir turėjome labai didelį spaiką, vadinamą kilimą į viršų. Prieš tai buvęs judėjimas jau dabar matosi, kad buvo kanalas pramuštas, dažniausiai pirmiausia transformuojasi prieš tęsiant kilimą, transformacija yra į intervalinio judėjimo laukiu tarp kainos 1,6875 ir 1,700, tai yra 125 punktų intervale yra galimas judėjimas, tačiau svaro dolerio poroje, kada kalbos apie palūkanų normos didinimą, kol kas tai yra tik tais gandų stadija, bet mes visada perkame per gandus, ieškoti pirkimo pozicijų būtų protinga ir artimiausias pirkimas 6,950, 6,925, 6,900 yra galimi 3 pirkimai, galima šiek tiek didėjančiais kontraktais pirkti, na, stop lossas turėtų būti žinoma, kad žemiau 6,829 kainos, na, o pelno tikslas pirmiausia turėtų būti pagal savaitinį grafiką, tai pirmas pelno tikslas tai galėtų būti 7,250, na, o paskui 7,450, tokie ilgalaikiai pelno tikslai, tačiau pirmiausia reikia sulaukti, kad tie pirkimai pasiteisintų. Pirkimo pasiteisinimo atveju pirmiausia kilimas iki 1,700.
7.00. Tik tais, jeigu rinka įveiktų 7.00, jeigu užteks rinkoje apyvartų įveikti, tada jau galima galvoti apie ilgalaikius kažkokius tai pelno tikslus. Doleris, Kanados doleris. Na, Kanados dolerio brangimą mes matėme praėjusią savaitę pagrindinai dėl situacijos Irake, kada mes matome pakankamai ženklų naftos kainos brangimą. Na, žinoma, nafta nėra toks labai stipriai koreliuojantis su doleriu Kanados doleriu instrumentas, tačiau primenu, kad Kanada yra 15 pagal dydį naftos eksportuotoja, dėl to šiek tiek įtakos vis dėlto turi Kanados dolerio brangimui. Pastaruoju metu Kanados dolerio rodikliai išeina taip pat nelabai kokie. Amerikoje, aišku, praėjusią savaitę vėlgi irgi nuvilintis rodikliai išėjo, tačiau kažkokių tai fundamentalių faktorių Kanados dolerio stipriam brangimui nėra išskyrus naftos brangimo. Todėl, jeigu ateinančią savaitę mes sulauksime naftos jau korekcijos didesnės, USD Kanados doleris greičiausiai atsities ir pradėsime matyti kilimą. Valandinėme grafike šiuo momentu iš tikrųjų rekomenduoju sekti price action, tai yra ką rodo kaina. Štai šitoje vietoje mes turėjome pilną meškų išsikvėpimą, labai gražus patternas. Mes turime aukštesnę žemą, štai šitoje vietoje galimas dvigubas dugnas. Jeigu pasiteisins dvigubas dugnas, tuomet pirkimai galimi įveikus štai šitą viršūnę pirkimai. Na ir pirkėjų tikslas turėtų būti 1,0900, na o paskui jau 1,100. Kažkokių tai labai didelių kritimų USD-CAD poroje taip pat nereikėtų tikėtis, jeigu kaina nukristų iki 1,0825 zonos, vėlgi ieškoti pirkimų, nes rizika išeina nedidelė, pelno tikslas turėtų būti 1,0950. Euras Australijos doleris taip pat viena iš tokių gerų valiutų porų prekiautojams pagal palūkanų normas ypatingai, tai euras Australijos doleris mes matome pakankamai aišku smukimo tendenciją, bet kokį pakilimą naudoti daugiau pardavimams, dėl to šiuo atveju iš tikrųjų geriausia laukti didesnės korekcijos, tai yra pakilimo link intervalo viršaus, sell pozicijoms. Na ir kitas dalykas, jeigu rinka pramuštų štai šitą žemą, vėlgi būtų papildomos sell pozicijos. Dabartiniai situacijai pardavimas yra toksai su nedidelė tikimybė, nes yra intervalo vidurys, vis dėlto geriau palaukti pardavimo ties aukščiausiam aukštumom. Žinoma, geriausias taškas 1,4455, tačiau jeigu kaina nepasieks iki šito zonos, tai 4,425 vėlgi dar vienas šansas užeiti meškoms su pakankamai nedidelė rizika. Na ir pelno santyki tokiu momentu, kada mes turim tokias galimybės, Europos centrinis bankas sumažino palūkanų normas, australai nemažina ir ketina greičiausiai didinti artimiausiu metu, tik tai kritimas euro Australijos dolerio poroje. Doleris Japonijos jena, kaip ir minėjau, kad jokių tai kažkokių tai fundamentalių faktorių Japonijos jenos pigimui nėra, daugiau įtakotų Australijos dolerio stiprus brangimas arba labai didelis rizikos toleravimas rinkoje, dolerio jenos brangimą. Šiuo atveju iš tikrųjų laikausi vis dėlto pozicijos dar dėl dolerio Japonijos jeno kritimo. Ir artimiausių metų mes matome judėjimas iš tikrųjų išlikęs yra intervalinis, kanalinis, dvipusis, tiek bulių, tiek meškų santykis yra rinkoje panašus, dėl to kainos pakilimo atveju ties aukščiausiais taškais ieškom pardavimo pozicijų 102.15, 102.25 kainos yra tinkamos pardavėjams, tiek nuo šito lygio būtų galima parduoti. Na, jeigu šios lygius įveiktų, kaina kiltų, būtų galima pirkti, tačiau pirkimas iki 102.75 ir vėlgi šitoje vietoje intervalo viršus vėl pardavimas. Todėl kol kas ieškom pardavimo pozicijų, na ir pardavėjų tikslas pirmiausia 101.50, na o antras tikslas turėtų būti 101.25, 100.00. Tai yra toksai pelno tikslai Japonijos jenos pirkėjams būtų. Tai tiek svarbiausių momentų ateinančią savaitę. Na, dar tiesiog geriausia dar Naujosios Zelandijos dolerį žinoma pasižiūrėti. Naujosios Zelandijos centrinis bankas didino palūkanas ir dar paskelbė papildomus didinimus, tačiau šiuo atveju kilimas yra ribotas iki 0,88 zonos. Yra labai stiprus pasipriešinimas, dėl to toje vietoje jau pirkti, na, po tokio stataus judėjimo, kada nepramušti, svarbiausi pasipriešinimai būtų pakankamai rizikinga. Šitoje zonoje ieškoti pardavimo pozicijų, na, o paskui jau korekcijos metu bus galima paimti ir papildomų pirkimų. Tai tiek svarbiausio epizodo ateinančią savaitę. Sėkmės visiems prekyboje.